I'm very delighted to be with you today. Thank you for taking time to be here. Man labai gera būti čia, aš džiaugiuosi matydamas jūs, ačiū už laiką, kurį skyrėte, kad atvyktumėte. We're all living very busy lives. Mes visi gyvename labai užimtus gyvenimus. Your choice to be here with your priest is an incredible sign of hope. Ir jūsų pasirinkimas būti čia su savo kunigu yra nuostabus vilties ženklas. We talk in the church today a lot about synodality. Mes bažnyčioje labai daug kalbame apie sinodalumą. And what I see in front of me is a synodal church. Ir tai, ką aš matau priešais save, tai yra sinodinė bažnyčia. And that's what I'd like to talk to you about today. Ir apie tai šiandien norėčiau su jumis pasikalbėti. The Divine Renovation model Divine Renovation modelis of parish renewal parapijų atsinaujinimui. is about the journey from maintenance to mission. Tai yra apie kelionę nuo palaikymo iki misijos. It's not either or, it's both and. Tai nėra arba, bet tai yra ir. Because how we understand maintenance is not just administration or management. Nes palaikymas tai nėra tik tai administravimas arba vadovavimas. We mean caring for the flock, caring for parishioners, Mes rūpinamės kaimenę, mes rūpinamės savo parapiečiais. caring for those on the inside. Rūpinamės tais, kurie yra viduje bažnyčios. Feed my lambs, feed my sheep. Ganyk mano aveles, ganyk mano avis. This is a good thing, huh? Tai yra No. geras dalykas, ar ne? It's good to feed the sheep. Tai yra geras dalykas It's ganyti good to avis, care for the sheep. rūpinti savimis. Jesus told us to do this. Jėzus liepia tai daryti. But he also told us to leave the sheep to go in search of the missing. Bet taip pat jis liepia palikti avis ir eiti ieškoti tos He vienos told us to paklydusios. leave the 99 to go in search of the one. Jis liepia palikti 99 ir ieškoti vienos. Or where I come from in Canada, it means leaving the 8 to go in search of the 92. O Kanadoje, kur aš gyvenu, tai reiškia palikti 8 ir ieškoti 92 paklydusių. And whenever you shift your primary focus from those in the inside to those on the outside, Ir kai mes savo žvilgsnį nukreipiame nuo vidaus į išorę, the people on the inside are usually not very happy žmonės likę viduje jie nėra labai laimingi, nebūna labai laimingi. because we are challenging the presumption Nes mes tada jiem sukeliame tokį nepatogumą įspūdį, that the parish exists kad parapija egzistuoja for us. mums. Sukūrėme jiems tokį, kad jie galvoja, kad parapija egzistuoja dėl jų. The parish exists for the sake of mission. O parapija iš tiesų egzistuoja dėl misijos. Jesus said, as the Father sent me, so I send you. Nes Jėzus sakė, kaip tėvas siuntė mane, taip ir aš jūs siunčiu. We are a sent church. Mes esame siunčiama bažnyčia. This is the meaning of apostolic. Tai yra apaštališkumo esmė. Apostolein is the verb to send in Greek. Žodis apaštalas yra susijęs su žodžiu siųsti iš graikų kalbos. We are a missionary church. Mes esame misionieriška And bažnyčia. if we have been sent, Ir jeigu mes esame išsiųsti, and if we are obedient, ir jeigu esame paklusnus, that means that the most important verb tai reiškia, kad svarbiausias veiksmažodis is to go. yra eiti. To go. Go and make disciples of all nations. Eikite ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės. As the Father sent me, so I send you. Go. Taip kaip tėvas siuntė mane, taip ir aš jūs siunčiu. Eikite. The mass is ended. Go and proclaim the gospel. Mišios baigėsi, eikite ir skelbkite gerąją naujieną, Evangeliją. So we must go from being a church that focuses primarily, because remember, it's both and, the two. Taigi mes turime tapti tą bažnyčią, kuri fokusuojasi pirmiausia ne ties It's vidumi, maintenance and mission. ne tik ties vidumi, bet ir ties išorė. Tai The yra journey of pastoral renewal parapijų atsinaujinimo kelionė. is to move the focus, the primary focus from being on the inside to those on the outside. Nukreipti pagrindinį dėmesį nuo tų, kurie yra viduje, į tuos, kurie yra išorėje. The journey of pastoral renewal is to mobilize
all of the people on the inside. Parapijos atsinaujinimo kelionė reiškia mobilizuoti, sutelkti visus tos žmonės, kurie yra viduje. To go to reach the people on the inside, Kad the jie outside. eitų ir pasiektų tos žmonės, kurie yra už bažnyčios ribų. The journey of pastoral conversion means leading change. Pastoracinio atsivertimo esmė yra palydima pokyčio. Who here likes change? Kam čia patinka pokyčiai? One person, 2 people, 4 people. Keletas žmonių. Often we like the fruit of change. Mums dažniausiai patinka pokyčių vaisiai, We want the fruit of change without the pain of change. bet mes tų vaisių norime be pokyčio skausmo, kurį patiriame. Someone once defined leadership Mes norime surasti lyderystę as disappointing your people at a rate they can accept. Kažkas apibrėžė lyderystę kaip daryti žmonės nepatenkintus tiek, kiek jie gali tai pakelti. Good, you get it. Because to lead change is to lead people to a place that by themselves they would not go. Nes daryti pokytį tai reiškia vesti žmonės į tas vietas, kur jie patys neitų. It involves displacing us from our comfort. Tai reiškia mus ištraukti iš mūsų komfortiškų vietų. It means challenging our presumptions. Ir tai duoda tokį supratimo iššūkį Inviting us to take risks. ir kviečia mus rizikuoti. Challenging a consumer culture. Tai kelia iššūkį mūsų vartojimo kultūrai. And this is difficult because the defining characteristic of many of our parishes is a consumer dynamic. Ir tai yra sudėtinga, nes iš tikrųjų, kai mes kalbam apie tą palaikymo bendruomenę, tai mes kalbam apie vartojimą parapijose. Spiritual consumerism that is transactional often has replaced covenantal Christianity. I'd translate that. That's a Dvasinis vartojimas, can you repeat the sentence, please? transactional spirituality Tas persikeliantis dvasingumas, kuris rather than covenant spirituality. yra labiau dažnas negu tas sandoros dvasingumas. Consumers Vartotojai are guided by 2 values: yra vedami 2 vertybių convenience - įsitikinimo and low price. ir mažos kainos. Patogumo ir mažos kainos. Ladies, when you go shopping, Moteris, kai jūs einate apsipirkti, you go to the shopping center closest to you, not the furthest away, right? jūs einate į prekybos centrą, kuris yra arčiausiai, ar ne, But you go to get what you want. jūs einate ten, kur gausite tai, ko norite. And when you find the low price, Ir jeigu mes randame mažą kainą, you don't keep searching to find the higher price. mes nebeieškome to, kas kainuoja brangiau. And this consumer value system can come into the church. Ir šita vartojimo vertybių sistema gali ateiti ir į bažnyčią. Parishioners will go and live their faith according to their preferences. Ir parapiečiai eis ir gyvens savo tikėjimu priklausomai nuo jų pasirinkimų. And sometimes they even shop around to find the low price. Ir dažnai jie netgi apsipirkinėja tam, kad atrastų tą vadinamą mažiausią kainą. But consumers have preferences, Bet vartotojai turi savo tam tikrus pasirinkimus, but missionary disciples have stories. bet tuo tarpu misionieriški mokiniai turi istorijas. Disciples also have preferences, Mokiniai taip pat turi tam tikrus pasirinkimus, but they will surrender their preferences for the sake of the mission. bet jie tuos pasirinkimus paaukoja dėl misijos, Because it's not about us, nes tai yra ne apie mus, it's about the mission. tai yra apie misiją. But parishes, just like individuals, Bet parapijos taip pat kaip ir asmenys can be selfish, gali būti savanaudiškos, can be self-centered.
gali būti į save orientuotos, self-focused. į save nukreiptos. And just like individuals, we need conversion. Ir taip pat kaip ir žmonės, joms reikia atsivertimo. And conversion is always led Ir atsivertimas visą laiką yra lydimas and will ultimately disappoint people, ir visada nuvilia žmonės, but hopefully at a rate they can accept. bet yra tam tikros ribos, kurias gali priimti žmonės. Kokios jos? Rate, so the pace of change. Ir tas ėjimo ritmas, greitis. This is the critical element, one critical element in pastoral transformation. Yra vienas kritinis elementas pastoracinėme virsme. How do you change a parish without destroying it? Kaip pakeisti parapiją jos nesugriaunant? Anyone can go into a parish and do all the right things in the wrong way. Kiekvienas gali parapijoje daryti labai gerus dalykus blogais būdais. If I was to lead a parish all by myself, Jeigu aš vadovaučiau parapijai pats vienas, I would probably destroy it aš greičiausiai ją sugriaučiau. because I tend by myself to move too quickly. Nes aš pats esu linkęs visada judėti per greitai. And while things may happen, Ir kadangi dalykai gali vykti, good things can happen, geri dalykai gali vykti, people get left behind. žmonės lieka tiesiog gale. I drive my car over people, Ir aš pervažiuoju juos savo mašiną. not literally. Ne tiesiogiai. When you lead change, there always will be opposition. Tikras pokytis visada bus You will susilauks never opozicijos. bring everyone with you, Niekada nepasimsite visų kartu su savimi. but we seek to bring as many people as possible. Bet mes siekiame pasiimti kuo daugiau žmonių, kiek įmanoma kartu. For this reason, I believe that leadership in a parish Dėl šios priežasties aš tikiu, kad lyderystė parapijoje should essentially be team-based. iš esmės turi būti pagrįsta komandiniu darbu. Now, you heard in the introduction that the three keys of the model of divine renovation Įvade girdėjote apie 3 raktus, kurie sudaro tą Divine Renovation modelį. the power of the Holy Spirit, Šventosios dvasios gale, the primacy of evangelization, evangelizacijos pirmumas and the best of leadership. ir tai, kas geriausia lyderystėje. I'd like to speak to you today about one small part of the leadership question. Norėčiau šiandien pakalbėti apie vieną nedidelę dalelę iš lyderystės rakto. It's not that this is more important than the others. Tai nėra tai, kad tai svarbiau negu kiti raktai. They're all equally important, like 3 legs of a stool. Jie visi yra vienodai svarbus kaip 3 kėdės kojos. But if you want to learn about parish evangelization, Bet jeigu jūs norite išmokti apie parapijos evangelizavimą, talk to Father Agirdas and his team. They're doing an amazing job. pasikalbėkit su kunigu Algirdu ir jo komanda. I want to speak to you about leadership teams. Aš norėčiau pakalbėti apie lyderystės komandas. I don't believe there's any such thing as a well-balanced person. Aš netikiu, kad yra toks dalykas kaip gerai subalansuotas žmogus, asmuo. But there can be a well-balanced team. Bet gali būti gerai subalansuota komanda. Because we're all beautifully and wonderfully made. Scripture says we're beautifully and wonderfully made. Nes mes visi esame nuostabiai sukurti. Which means we're all a little weird. Reiškia, mes visi truputį keisti. Don't you agree? Ar sutinkat? So turn to your neighbor and say, you're weird. Come on, come on. Atsisukite kaimyną ir pasakykit, tu keistas. Okay, that's too much enthusiasm. Kažkaip per daug entuzijazmo. But we're all uniquely gifted. We're uniquely gifted. Mes visi esame unikaliai apdovanoti. And we all have unique blind spots. Bet tuo pačiu mes visi turime unikalias savo aklasias zonas. So there can be a balanced team.
bet gali būti subalansuota komanda. I want to speak to you about 4 non-negotiables, 4 principles for a well-functioning leadership team. Aš noriu pakalbėti apie 4 nediskutuojamus principus gerai funkcionuojančios lyderystės komandos. The first is unanimity of vision. Pirmiausia, tai yra vienybė vizijoje. Unanimity in English comes from the Latin. It means to be of one soul. Būti vienos sielos iš lotynų kalbos. And vision is about the dream, the sense of where God is calling our parish to go. Būti toje vizijoje, svajonėje, į kurią Dievas kviečia mūsų What parapiją. kind of parish what's your dream that burns in your heart for your parish? Kokia svajonė dega jumise jūsų parapijai? Or do you have one? Ar turite tokią svajonę? If anything could happen to your parish in the next 10 years, what would it look like? Jei bet kas galėtų įvykti per 10 metų jūsų parapijai, kas tai būtų? What is the picture of your parish that would make you so excited? Koks jūsų parapijos vaizdinys, kuris jūs įkvėptų? It's good to take this desire of your heart and to pray and to ask the Holy Spirit to stir up your heart. Labai gerai šitą vaizdinį viduje esantį paimti ir melstis dėl jo, kad šventoji dvasia prakalbėtų jums. And to ask the Lord, what is your call for our parish? Ir prašyti, klausti Dievo, koks yra tavo pašaukimas šitai mūsų parapijai. And begin to formulate. Sometimes we discover our dream by looking at what drives us crazy. Kartais mes galime atpažinti savo svajones pagal tai, kas varo mus iš proto. Maybe you're a musician and really bad music drives you crazy. Gal jūs esate muzikantas ir bloga muzika tiesiog varo jūs iš proto. Part of your dream is a parish that has wonderful music. Todėl dalis jūsų svajonės būtų parapija, kuri turi nuostabią muziką. Maybe what drives you crazy is a parish that, as Pope Francis says, it looks like you come from a funeral all the time. Gal jūsų parapija atrodo, kaip popiežius sakė, kad ateinate kaip į laidotuvės kiekvieną Your dream kartą. is for a joyful parish. O jūs svajojate apie Or maybe džiaugsmingą it's a parapiją. parish that goes out to serve the poor. Arba parapija, kuri eina į išorę tarnauti vargšams. A parish in which people can encounter Jesus in a life-changing way. Parapija, kurioje žmonės sutinka Jėzų ir gyvenimą perkeičiančių būdų. To become his disciples. Tapti jo mokiniais. To grow as his disciples. Augti jo To mokiniais. grow into maturity of faith. Augti į tikėjimo brandą. To discover your gifts and your calling. Atrasti savo dovanas ir So that the pašaukimą. parish can rise up Kad parapija galėtų pakilti and mobilize for the kingdom of God. ir mobilizuotis dėl Dievo karalystės. And make a difference. Ir padaryti A skirtumą. parish that is bursting at the seams. Bursting, full of life, Parapija, kuri pilna gyvybės, pilna full of gyvenimo, joy. pilna džiaugsmo. A parish that attracts people. People can come and find a home. Parapija, kuri pritraukia žmonės, kurie nori ateiti ir jaučiasi ten kaip A parish where namuose. people love each other. Parapija, kurioje žmonės myli vienas kitą. Maybe this is your dream. Gal tai yra jūsų svajonė. You pray about it. Melskitės dėl jos. And for a leadership team, this is about what direction are we going to go on a journey? If we're going on a journey, what's our destination? Ir lyderystės komandai tai reiškia, kokia kryptimi mes eisime, kad pasiektume tą tikslą. Because everyone needs to be going in the same direction. Nes visi turi eiti viena kryptimi. Because if one person wants to go to Vilnius and the other person wants to go to that place, Jeigu vienas nori komandos narys keliauti į Vilnių, o kitas į Klaipėdą, it's not going to work. tai neveiks. I saw, did I see a lake somewhere close by here? Kažkur mačiau netolies ežerą, marias gal. Imagine 2 rivers. Okay, imagine you're
in a canoe. Do you have canoes here? Įsivaizduokite save kanojui And everyone is rowing in a different direction. ir jeigu visi irkluoja skirtingomis kryptimis, The canoe goes round and round in jinai circles. suksis ratu. So we need to be moving in the same direction. Taigi mes visi turime judėti tą pačią kryptimį. People talk a lot about synodality, Žmonės kalba daug apie sinodalumą. which is two Greek words, sun Yra and du graikiški žodžiai. hodos. Hodos Ir hodos. is the way or the Hodas road, yra kelias, and sun is with. o sun yra su. So it means together on the road, Būti kelyje kartu. synodality. But that only works if you're going in the same direction. Bet tai veikia tik tuomet, kai mes einame tą pačią kryptimį. We can only walk together if we're walking in the same direction. Mes galime aukti kartu tik tada, kai mes einame vieną kryptimį. So direction of travel is very important. Taigi kelionės kryptis yra labai svarbi. When you have unanimity of vision, Ar turėtumėte vizijos vienybę? it allows us to disagree Tai leistų jums nesutikti, about the best way to get there. ginčytis dėl geriausio būdo, kaip nueiti tą kryptimį. Whereas disagreeing about the vision is not good, Bet nesutarimas dėl vizijos nėra gerai, disagreeing about how to get there is wonderful. bet nesutarimas, kaip pasiekti tą viziją, yra puikus. But more about that in a moment. Bet apie tai vėliau. So that's unanimity of vision. Taigi vienybė vizijoje. The next thing is balance of gifts. Kitas dalykas yra dovanų balansas. I said earlier that you were all beautifully and wonderfully made. Jis pasakė prieš tai anksčiau, kad visi esate nuostabiai sukurti. There's no such thing as a well-balanced person, Ir but there nėra- can be a well-balanced Ir team. nėra tokio dalyko kaip gerai subalansuoto asmens, bet yra toks dalykas kaip gerai subalansuota komanda. I'd like to try an experiment. Aš noriu padaryti eksperimentą. Now, Father, are these ladies on your team? Ar šios damos Wonderful, there's four of you. Can I invite the four of you to come forward here? ateikite į priekį? It's going to be fun. Bus smagu. Okay, this is a simple way to map out personality styles. There are many tools you can use for this. Tai yra paprastas būdas, kaip nustatyti asmenybių tipus. There's no one tool to use. There are many different tools to Nėra use. vieno įrankio, yra daug skirtingų įrankių, kaip nustatyti asmenybių tipus. This is called Track Home Social Style. Šis vadinasi, And it's divided like this: people, žmonės, task, užduotis, ask, tell. paprašyk, Oh. liepk. 4 people, right? So this team will be balanced if we have one person in every quadrant. Now, this is oversimplification, but the principle is good. Ši komanda bus subalansuota tada, kai mes turėsime po vieną žmogų kiekviename šitame kvadrate. What's your name? Greta. Greta. Now, Greta, are you you can't think too hard about it, but are you a people person or a task person? Ar esate žmonių žmogus ar užduočių žmogus? If you had to choose. In the middle. You can't say in the middle. Negalite But if you būti had per to choose, vidurį. if you either Turite working with people pasirinkti. or just doing tasks, which Ar would jums geriau būti su žmonėmis ar Task. daryti okay, užduotis? task. And when you work with people, do you ask them nicely or tell them O kai nicely? dirbate su žmonėmis, ar jūs jų gražiai prašote Tell ar them liepiate? nicely. Tell them nicely. Okay, so Lieta. you're a tell and a task. It's Greta right here. Okay. Now, what's your name? Giedrė. Gedra. Gedria. Are you people or task? People. People. And do you ask nicely or tell nicely? Tell nicely. Tell nicely. Oh. So you come and write your name because I don't know how to spell your name. Write your name there. Giedrė yra žmonių ir tokio švelnaus liepimo žmogų. Okay. Wonderful.
Now you have to be honest here. You can't do it to win. You got to be honest. So, what's your name? Turite būti nuoširdus. And are you a people or a task? Yeah, also a problem. I like both, but if I need to choose, then I like people more. Man patinka abu, bet jeigu reikėtų pasirinkti, tai labiau žmonės. And do you ask nicely or tell nicely? Oh, this is the hardest question. Ar gražiai prašote, ar gražiai I'm liepiate? nice till some border, but then if not, then I will. You'll tell. Yeah. Iš I'm pradžių, not fast like you, so but still, I like first ask, and iš then. pradžių vis dėlto gražiai prašau. Which means that you're a tell. Yes. Bet tai reiškia, kad Because jūs you're just esate ta, asking kuri to be nice, liepia. but you really want to tell people what to do. Okay. So you're a tell people, so you're up here as well. Taigi tam pačiam kvadrate. And Father, now, are you a people person or a task person? People. And do you ask nicely or tell nicely? Ask. Ask. Oh, people disagree. Agree, they agree. Okay, Father, what's your name? Kęstutis. Guess you think he's over here, maybe? No, Jūs he's manot, here. kad jis kitoj pusėje? Ne. Okay. Thank you, Father. Thank you. Let's say thank you for the team. Ačiū labai komandai. This is a very simple demonstration of a principle Tai yra labai paprastas pavaizdavimas šito principo. that if you're not intentional about building a balanced team, Ir jeigu jūs sąmoningai nekuriate subalansuotos komandos, the chance of it being balanced is only, what would you guess? What percentage? šansas būti subalansuotai komandai yra koks maždaug procentas? It's about 20%. 20 procentų. I've done this exercise many times with Aš large dariau šį groups, pratimą daugybę kartų su skirtingom komandom. and it's only about 1 in 5 to 1 in 10 that will be balanced accidentally. Ir paprastai tai yra 1 iš 5 arba 1 iš 10 kartų, kai komanda atsitiktinai būna subalansuota. And what happens if a leadership team is missing, Kas atsitinka, jeigu lyderystės komandoje trūksta vienos dalies? it's not balanced. It has a collective blind spot. Jinai pradeda šlubuoti ir jinai turi kolektyvinę akląją zoną. We like to use a tool called Clifton Strengths Finder. Yra toks įrankis, kuris vadinasi Clifton Strength Finder. It's a tool that's used all over the world in multiple languages. Tai yra visam pasaulyje naudojamas įrankis įvairiausiomis kalbomis. It is put out by the group called Gallup. You may have heard of Gallup. Ir jis sukūrė tokią grupę Gallup. And they help people to identify 34 strength themes. 34. Kad žmonės galėtų identifikuoti 34 stiprybių sritis. But they subdivide them into 4 categories. Ir kiekvieną dar padalintas visas šitas į 4 pagrindinės kategorijas, tos 34 sritis. One is relational, Yra santykiai, one is executing, vykdymas, one is strategic, strategija and the other is influencing. ir įtakojimas. So relational is, these gifts help a group to be kind and to include people and to be friendly. It helps us to be warm and fuzzy, right? Santykių stiprybė leidžia mums būti tokiais šiltais ir pūkuotais visą laiką, gražiai elgtis, įtraukti visus, sutelkti, tai yra žmonių toks subūrimo, sutelkimo stiprybė. Executing gifts, these are the people who get stuff done. Šita vykdymo dovana tai yra apie žmonės, kurie mėgsta, kad dalykai būtų padaryti. So, for example, Martha and Mary. Pavyzdžiui, Marta ir Marija. Which one is Kuri turi Martha? vykdymą už šitą dovaną. She gets stuff done, and Mary is at the feet of Jesus. She's over here. Taigi Marija kuria santykį, o Marta yra ta, kuri vykdo. Strategic gifts are the people who are really good at
analysis and thinking and planning. Strateginis planavimas, mąstymas, analizė, tai yra irgi tas sritis. Figuring out what we should do first Ką pirmiausia mes turėtume and daryti how we should do it. ir kaip turėtume daryti. And influencing gifts O įtakos dovana įtakojimo, help to motivate and mobilize people. kaip sumobilizuoti, motyvuoti, įkvėpti žmonės. And a healthy team is going to need all four of these. Ir sveika komanda, jinai turi turėti visas šitas 4 sritis. In Padengtas. church circles, Bažnyčios ratuose, what 2 domains do you think dominate church kaip teams? manot, kokios 2 sritis pagrindinės dominuoja bažnyčių komandose? Santykių ir vykdymas. Relational and executing. Because in church we're very nice. Nes bažnyčioje mes esame labai malonus. Jesus said, I call you friends. Jėzus sako, aš jūs So draugais vadinu. we're very relational. Todėl mes esame labai į And usually a santykius. priest will go and find someone who is good at getting things done. Ir taip pat mes ieškome ir atrandame tos, kurie galėtų padaryti dalykus. But the danger of this Bet pavojus šito. is that the parish becomes a group of lovely people Parapija tampa grupė tokių malonių žmonių, who are really busy, kurie labai užsiėmė not doing the right thing, ir darantis ne tuos dalykus. and not bringing people with them. Ir nesivedantis žmonių kartu. On the other hand, if your kitos pusės. leadership team is strategic, influencing Bet people, jei lyderystės komanda turi tik tai strateginę ir įtakos dovanas, the danger is that all they do is make plans pavojus yra tas, kad viskas, ką jie darys, tai yra planai, kurs planus, that no one brings into reality, kurie niekada taip ir nepavirs realybę. and they make everyone angry. Ir visus supykdys, suerzins. Does this make sense? Ar jums tai Why we kažkiek need atliepia? balance. Mums reikia balanso. Okay. How you doing so far? You doing okay? Kaip jaučiatės? Let's go to the third non-negotiable. Eikime į trečią nediskutuotiną principą. Nediskutuotina tai Vulnerability and reiškia, trust. kad būtini. Tai yra pažeidžiamumas ir pasitikėjimas. Trust is such an essential component to a leadership team. Pasitikėjimas yra esminis elementas lyderystės komandoje. It means that what is shared is going to be kept in that room. Tai reiškia, kad tai, kuo bus dalinamasi, liks tame kambaryje. It means that vulnerability means we can be real with one another. Pažeidžiamumas reiškia, kad mes galime būti tikri, tokie, kokie esame vieni su kitais. It means sometimes being able to say, I'm sorry. Kartais tai reiškia, kad mes pasakome, aš atsiprašau. It can mean that we say, I don't know what to do. Tai gali reikšti, kad aš nežinau, ką daryti ir tai pasakau. Which sometimes is difficult for the priest to say because the priest is supposed to know everything. Ir kartais kunigam tai labai sunku pasakyti, nes kunigas turi žinoti viską. Even though the laity know that we don't know everything. Ir net jeigu pasauliečiai žino, kad mes visko nežinome. You know this already, right? Juk žinote tai. But you pretend that you, anyway. Bet jūs apsimetate, nesvarbu. It means about being real. Being Tai real. reiškia būti tikram, Being friends. būti draugais. Because without trust, Nes be pasitikėjimo this can become political. tai gali tapti taip politiškai korektiška. And this is not a leadership team. Tai ne apie lyderystės komandas. There should be no pastoral issue Tai neturėtų būti kunigiškas that the dalykas. pastor cannot bring to the team. Tokio dalyko, kurio kunigas negalėtų atsinešti į savo lyderystės komandą. The only issue, Father, that you probably couldn't bring to the team Vienintelis dalykas, kurio jūs negalėtumėte is atsinešti į either komandą. something you need to talk to your spiritual director about Tai yra tai, apie ką jūs turėtumėte pasikalbėti su savo dvasios vadovu. or your confessor. Arba atlikdamas And išpažinti. the only other thing is if you have, who's Greta?
If you have a problem if Greta's your problem, you can't exactly bring that to the Arba team. jeigu Greta yra jūsų problema, jūs irgi negalite to atsinešti į savo komandą. But everything else you should be able to bring. Bet visą kitą jūs turėtumėte atsinešti į savo komandą. I say to priests all the time, your weekly meeting, Aš sakau kunigams visą laiką, kad kiekvienos savaitės this should be susitikimas, the best meeting of your week. šitas susitikimas turėtų būti geriausias savaitės When you susitikimas. walk into this room, your blood pressure should go down. Kai jūs einate į šį kambarį, jūsų spaudimas turėtų susinormalizuoti, Because you're not alone. nes jūs ne vienas. Because the leadership team is not just consultation. Nes lyderystės komanda tai nėra konsultacija, It's shared leadership. tai yra pasidalinta lyderystė. It's not leadership by committee. Tai nėra, Pastor is still the pastor. tai nėra atiduota lyderystė, kunigas vis dar yra kunigas, But there is trust and friendship. bet yra tarpusavio pasitikėjimas ir draugystė. Okay, so if you have unanimity of vision, balance of gifts, vulnerability-based trust, it leads us to the fourth. Taigi, jeigu jūs turite vienybę vizijoje, subalansuotas dovanas, pažeidžiamumą ir pasitikėjimą, lieka ketvirtasis principas, And this is healthy conflict. tai yra sveikas konfliktas. It means that you can disagree Tai reiškia, kad jūs galite nesutikti in a healthy way. sveikų būdų. Now, where I come from in Canada, Ten, iš kur aš ateinu Kanadai, church meetings are very boring. bažnyčių susitikimai yra labai nuobodus. And do you know why they're so boring? Ar žinot, kodėl jie tokie nuobodus? Because people never say what they really think. Kiekvienas, kuris kalba, niekada nepasakys, ką iš tikrųjų galvoja. Now, I'm sure this never happens in Aš Lithuania. esu tikras, kad Lietuvoje tai to niekada nebūna. But in Canada, Bet Kanadai we wait until we're in the parking lot to say what we really think. mes laukiam, kol mes išeisime į parkavimo aikštelę, kad galėtume iš tikrųjų pasakyti Or we vieni. make a telephone call to the other person who was in the meeting after the meeting. Arba paskambiname kam nors kitam, kuris nebuvo susitikime, kuris buvo susitikime po To susitikimo. say what we really think. Pasakyti, ką mes iš tikrųjų galvojame. And this, unfortunately, sometimes happens in the Council of Priests. Ir dėja, tai dažniausiai atsitinka kunigų tarybose. It's a very human thing. Tai labai žmogiškas dalykas. But if you have unanimity of vision Bet jei turite vienybę vizijoje, and the team is balanced subalansuotas dovanas, and there's high trust, aukštą pasitikėjimo lygį, then not only can you disagree, taigi jūs ne tik galite nesutikti, you must jūs disagree. privalote nesutikti. You must say what you think. Jūs privalote sakyti, ką You galvojate. must say what you see. Jūs privalote sakyti, ką matote. Because otherwise you're doing a disservice. Nes kitu atveju jūs neatliekate savo And you darbo. may say, well, this is very nice in theory, Ir tai lieka tik tai gražia teorija. but it's very difficult Bet tai yra labai sudėtinga. because the boss is in the room. Nes bosas yra kambaryje. And the priest is not just the boss. O kunigas nėra He's, tiesiog bosas. he's the spiritual leader, Jis yra dvasinis lyderis. and not just the spiritual leader, Ir ne tik dvasinis lyderis. he's a priest, Jis kunigas. or even worse, Arba dar blogiau. the bishop. Vyskupas. How do you, and especially such a lovely bishop. O ypatingai toks mielas vyskupas. He's so likable. He's a wonderful man. How do you say, Bishop, I think you're wrong? Jis nuostabus žmogus, kaip jam pasakysite? I Vyskupai, want to be his friend. jūs neteisus. I want him to like me, Aš noriu, kad jam patikčiau. especially if it's something that he really believes in. Ypač jeigu aš esu tas žmogus, kuriuo jis It's- tikrai tiki, It's better for me just to say nothing, man geriau nesakyti nieko. even though I can see a big car crash coming down the road Net jeigu aš matau, kad tuo įvyks susidūrimas that he kelyje, can't see. bet jis to negali matyti. You see where this goes? Ar matot, kur tai veda? When you get this right, it's amazing. E, It's wonderful when this functions in a healthy way. Nuostabu, kai visi keturi šitie dalykai puikiai egzistuoja tarpusavį. It's not easy. Tai nėra lengva. And it's up to the priest, the leader, to set this. Ir nuo kunigo priklauso, nuo lyderio, kad jisai visą tą sudėliotų. For instance, when discussing an issue,
kai diskutuojamas koks nors dalykas, here's what should not happen. štai ko neturėtų įvykti. We have this problem, Mes turime problemą and I think we have possible solutions A, B, and C. ir manau, kad turime galimus sprendimus ABC. I think the right thing is option A. Aš manau, kad teisingas sprendimas yra Greta, A. what do you think? Greta, ką jūs galvojate? She's going to say C. Yeah. C But variantas. you know what I mean? The priest should ask, what do you think? Kunigas, Once he's heard you, kunigas turėtų paklausti, kaip jūs galvojate, ir kai jūs išgirsta, then say what he thinks. tada pasakyti, ką jisai galvoja. Pirmiausia, paklausti Because jūsų, there is an imbalance. nes kitaip jau išsibalansuoja. And if there's disagreement, Jei yra nesutarimas, then we need to stop and listen to each other. tada mes turime sustoti ir klausytis vienas kito. There's a reason why God gave us 2 ears and 1 mouth. Štai kodėl Dievas davė mums 2 ausis ir 1 burną. That we should listen twice as much as we speak. Mes turime 2 kartus daugiau klausytis negu kalbėti. And we've all experienced this when we disagree with someone. Ir mes taip patiriame, kai nesutarėme su kažkuo. Well, the person is explaining to us why they think the way they think. Ir žmogus aiškina mums, kodėl galvoja taip, kaip galvoja. We're only pretending to listen Ir tik apsimeta, kad klausosi. because I'm thinking about the next thing I'm going to say to prove that they're wrong. Nes aš ruošiuosi jau atsakyti, ruošiuosi ką pasakyti tam, kad įrodyčiau, kad tas žmogus yra And the neteisus. challenge of this is to truly listen, Ir iššūkis yra iš tiesų to klausyti. truly hear what the other person Ir is saying. iš tiesų girdėti, ką kitas žmogus sako. Because if the people on the team don't experience that they've been listened to and understood, Nes jeigu komandoje žmonės nepatiria, kad jų iš tikrųjų yra klausomasi ir jie yra suprasti, they will disengage. jie nebeįsitrauks, They jie will say, atsiribos. this isn't serious. Jie sakys, tai nerimta, This is pretense. tai yra tik tai pretenzija. Father just wants a yes team. Kunigas nori tiesiog tokios komandos, kuri visada sako taip. And when we have healthy conflict, Ir kai mes turime sveiką konfliktą, there can be incredible breakthroughs tai gali būti labai nuostabus lūžis, in lūžiai understanding. supratime vienas kito. The goal is not to find consensus, Tikslas nėra surasti bendrą sutarimą consensus is about compromise. ir ne kompromisą, nes bendras sutarimas yra apie kompromisą, It's about finding the best way forward. o čia yra geriausio būdo radimas, geriausio sprendimo. And after this process, if there's no clarity, Ir po šio proceso, jeigu nėra aiškumo, it's the pastor's decision. There's no one, you don't take a vote. galiausiai tai yra vis dėlto kunigo galutinis sprendimas, niekas nebalsuoja The komandai. leader makes a decision, Lyderis daro galutinį sprendimą, and the team supports the decision. o komanda tada palaiko tą sprendimą. Let me tell you a story. Leisk papasakoti jums istoriją. I started this model in my parish Aš pradėjau šitą modelį savo parapijoje about 11 years ago. prieš 11 metų, 13 years ago. prieš 13 metų. And it was really good Ir tai buvo labai gerai. until one time Iki vieno karto, there was something that I felt very strongly about that we should do. kai aš labai stipriai pajutau, ką mes turėtume daryti. But there was a problem, you see, Bet buvo problema, because our team had agreed to a certain principle. nes mes esam komanda sutarusi dėl tam tikrų And I was principų. coming with an initiative Ir aš atėjau su iniciatyva, that was against that principle. kuri buvo prieš tuos principus. But I believed there was a good reason to do this. Bet aš tikėjau, kad buvo gera priežastis tą daryti. And I am the priest. Ir aš esu kunigas. And so I brought this idea. Taigi aš atsinešiau šitą idėją. I can't remember what it was. Neatsimenu, kokia ji buvo. It was some evangelistic opportunity. Kažkokia evangelizacinė galimybė. And the problem was we were already too busy. Ir problema buvo ta, kad mes buvom jau per daug užsiėmę. And I had said, no more new things. Ir aš pats buvau pasakęs, jokių naujų dalykų daugiau. Except now I wanted to do a new thing. Išskyrus, kad aš labai norėjau šitą So dalyką. what I really meant, no new things from you, but it's okay for me. Taigi realiai aš turėjau galvoj, kad jokių naujų dalykų iš jūsų pusės, And I bet ne brought iš this mano. idea to the team. Ir aš atsinešiau šitą idėją į komandą.
And I had 3 wonderful team members. Ir aš turiu 3 nuostabius komandos narius. Every single one of them thought it was a terrible idea. Ir kiekvienas iš jų galvoja, kad tai buvo baisi idėja. And I remember getting angry. Ir aš atsimenu, kaip aš supykau. And I felt myself tempted Ir aš pajutau pagundą to proclaim my authority, paskelbti savo valdžią, autoritetą. that I was the priest. Nes aš buvau, kad aš esu kunigas. And ultimately, it didn't matter what they thought. Ir kad iš tikrųjų nėra taip svarbu, ką jie I galvoja. wanted to do this because I'm the priest and you're not. Aš noriu padaryti tai, nes aš esu kunigas, o jie ne. And as I dealt with my emotions, Ir aš dėrėjausi su savo I remember emocijomis. sensing the Lord saying to me, Ir pajutau Dievą man sakant, James, Džeimsai, shut up and listen. užsičiaupk ir klausykis. And so I did. Ta ir padariau. And I heard them. Ir aš juos išgirdau. And all of a sudden, I realized Ir staiga supratau, that my great idea kad mano was actually a really stupid idea. nuostabi idėja iš tiesų buvo kvaila idėja. So that's a funny, it's a true story. Tai yra tik juokinga, bet tikra istorija. But here's the thing. Štai koks dalykas. I could have pulled the authority card out Aš galėjau ištraukti šitą valdžios ar autoriteto kortą and we would have done what I wanted to do. ir mes būtume darę tai, ką aš norėjau, kad mes darytume. But these amazing people on my team Bet šie nuostabų žmonės mano komandoje would be disengaged. būtų nebe taip įsitraukę, jie būtų atsiriboję. So this healthy conflict is a challenging thing. Taigi šitas sveikas konfliktas iš tikrųjų kelia iššūkių This kind of discussion is all around pastoral strategy. ir visa tai yra diskusija apie pastoracinę strategiją. Remember, disappointing your people at a rate they can accept. Atsiminkite, nuvilti savo žmonės iki tam tikros ribos, kokią jie gali pakelti. Sometimes it's about how to deal with particular problems. Ir kartais tai yra apie tai, kaip tvarkyti su tam tikromis problemomis. These discussions are not about theology or moral issues. This is not the focus of this meeting. Šitos diskusijos nėra apie teologiją ar apie moralinius dalykus, tai nėra tai, apie ką šie susitikimai vyksta. This is about the issues that arise when we step out of maintenance Tai yra diskusija apie dalykus, kurie kyla, kai mes pradedam išeidinėti iš tos palaikymo and kultūros we begin the journey towards mission. ir pradedam judėti link misijos. How you doing? Doing okay? Kaip jūs laikotės, ar viskas gerai? Let me say one more thing and then I'll Aš pasakysiu dar vieną dalyką, sense the Lord saying, James, shut up. nes girdžiu Dievą sakant, Džeimsai, užsičiaupk. So I know that many of you have pastoral councils, yes? Aš žinau, kad dauguma iš jūsų turite pastoracinės tarybas. So let me speak about how they work together. Leiskit man papasakot, kaip šios dvi komandos veikia kartu. A leadership team, LT, Lyderystės komanda, so it's a group of 4 to 6 people. tai yra 4-6 žmonės. And the reason for this size, Ir kodėl jinai turi būti tokio dydžio? less than 4, Mažiau negu 4. the chance that you will be balanced is very low. Labai sumažėja šansas, kad bus subalansuota komanda. If you're only the priest and 2 people, you probably will have a blind spot. Jeigu kunigas ir 2 žmonės, jūs greičiausiai turėsite tą akląją zoną. Once you go more than 6 people, Jeigu tai bus daugiau negu 6 žmonės, there's too many people around the room yra per daug žmonių aplink because you stalą. want everyone to weigh in on the topic. Nes jūs norite kiekvieną Speak. įtraukti į tą temą, kad jis pasisakytų. And the more people around the table, the less time there is to speak. Ir kuo daugiau žmonių aplink stalą, tuo mažiau laiko kiekvienam pasisakyti. Imagine a situation if you only have one opportunity to speak. Įsivaizduokit situaciją, jeigu jūs turite tik vieną galimybę kažką pasakyti. See, part of dealing with healthy conflict when you disagree with someone is to inquire. Dalis, kaip tvarkytis šitame sveikame konflikte, pamiršau So pabaigą. say Greta and Father disagree. Įsivaizduokite, kad kunigas ir Greta So nesutarė.
Greta thinks your idea is not a very good idea. Greta galvoja, kad jūsų idėja nėra labai gera. So, well, this doesn't work because you're the priest. So, but if you only have one chance to speak, Jeigu turėtume tik vieną galimybę kalbėti, what's more likely to happen? That I use my one chance aš naudoju tą vienintelį šansą, to say why I think I'm right, kodėl aš galvoju, kad aš or teisus. will I use my one chance to say to Greta, Greta, help me to understand more why you think the way you think? Bet aš galiu panaudoti tą vieną šansą klausdamas, Greta, paaiškink man, kodėl tu galvoji taip, kaip galvoji. Most of us, if we have to choose between advocacy and inquiry, Ir dauguma iš mūsų, jeigu mums reikėtų rinktis tarp to apginimo savo we will choose pozicijos, advocacy. We will choose to make our point rather than to try to understand the other person's point. mes dauguma pasirinktume apginti savo poziciją, negu išklausyti, kodėl kitas taip galvoja. And when there's too many people at the table, Todėl jeigu per daug žmonių yra aplink the whole stalą, dynamic shifts towards everyone being advocates for their position. visa dinamika tampa gynybinė, kiekvienas nori apginti savo poziciją. Instead of trying to understand why other people are saying what they're saying. Does that make sense? Vietoj to, kad suprastų, kodėl kitas žmogus galvoja, kaip galvoja, ar jums tai atliepia. So 4 to 6 people. Taigi, nuo 4 iki 6 žmonių. Now the focal point of this leadership team is Esminis tikslas šios komandos up to 6 weeks. You're looking ahead to the next 6 weeks. tas laiko tarpas, kurį apriepia šitą komandą nagrinėdama, tai yra maždaug žiūri į priekį 6 savaitės. With Nuo 6 also savaičių iki 6 mėnesių. awareness of the next 6 months. Now a pastoral council Tuo tarpu pastoracinė in taryba, this model, we'll call it a PC or a PPC, Šitam Parish modeliui. Pastoral Council, parapijų pastoracinės tarybos, is really looking at the next 3 years žiūri daug tolimesnę perspektyvą į kitus 3 metus, to 6 years. arba nuo 3 iki 6 metų į priekį. It's looking further out. Jis žiūri daug toliau. Another difference is that, well, this is 4 to 6 people. A pastoral council can be Kitas skirtumas, jeigu lyderystės komanda yra 4-6 žmonės, pastoracinė taryba gali būti nuo 10 10 to 20 iki people. This is your 20. experience now, right? 10 to 20 people. Nuo 10 iki 20. The focus of the purpose of a leadership team is to support and share in the leadership of the pastor. Lyderystės komandos tikslas yra palaikyti kunigą ir dalintis kartu su juo lyderystę, atsakomybės. It is not merely consultation. Tai nėra kažkokia konsultacinė komanda. Parish Pastoral Council is consultative only, Tuo tarpu pastoracinė taryba yra konsultacinio pobūdžio and it's representative. ir yra reprezentacinė irgi funkcija. It's good to have a proportional representation of your parishioners. Kad reprezentuotų proporcingai ar ne tam tikras parapijos sritis. Whereas this team, it's not a bad thing to be representative, Tuo tarpu lyderystės komanda irgi gali reprezentuoti, but it's not its primary purpose. bet tai nėra jos pagrindinis You tikslas. want the best team at the table. Jūs norite geriausią komandą turėti prie savo stalo. The way that many of our parishes have worked this out Dauguma mūsų parapijų kaip tai sprendžia. is that while this leadership team meets once a week, Lyderystės komanda susitinka kartą per savaitę, Parish Pastoral Council meets 4 times a year. pastoracinė taryba susitinka 4 kartus per metus. Now I know you might say, well, that's not allowed. Sakytume, tai nėra galima. So in Canada, most parishes still do this. Kanadoje dauguma parapijų vis dar tai daro. Parish Pastoral Council meets once a month Pastoracinė taryba susitinka kartą per mėnesį. for 10 months because we 10 take the mėnesių summer iš eilės. off. 10 mėnesių iš eilės išskyrus vasarą. Does that sound about right? Ar pažįstama? Yeah? You work through the summer here as well? Ar Pastoral jūs Council? dirbat vasarą, ar atostogaujat? And we meet for 2 hours each meeting. Ir mums reikia bent 2 valandų kiekvienam susitikimui. So that's 20 hours. Čia 20 valandų per... 20 hours, right? And normally, my experience of this is you arrive into the meeting
Taigi jūs atvykstate į šį sutikimą with a whole bunch of issues you need to talk about, su daugybė dalykų, kuriuos norėtumėte aptarti. and the people around the table don't know anything about it. Ir žmonės prie stalo nieko apie tai nežino. So you spend the first hour and 50 minutes giving them all the information Taigi jūs praleidžiat valandą ir 15 minučių, pirmiausia tik tai duodami so informaciją that they tiems can be žmonėms, equipped to give to provide kad consultation. jie galėtų jums patarti. And by the end of that time, there's no time to actually have a constructive meeting. Ir nėra net laiko turėti iš tikrųjų konstruktyvų susitikimą. So in our experience, by doing 4 times a year, Mūsų patirtis daryti pastoracinės tarybos susitikimus 4 kartus per we metus. meet on Saturday mornings, Mes susitinkam šeštadieniais ryte, 9 a.m. 9 ryto to 2 p.m., iki 2 po pietų. 5 hours, 5 valandos. 4 times. 4 kartus per metus. That's 20 hours. Tai tos pačios 20 valandų. Same time commitment. We meet, because it's not every month, there's more time to plan ahead. Kadangi tai nėra kiekvieną mėnesį, mes turim laiko pasiplanuoti iš anksto. We begin with a team building exercise. Mes pradedame nuo tokio komandos stiprinimo pratimo, We pray together. meldžiamės kartu. And then for the next hour and a half, we present the pastoral questions, the issues on which we seek their consultation. Ir likusią valandą su pusę mes pristatome tuos dalykus, kuriems mums reikia patarimo iš tarybos. The leadership team and the parish priest may have a sense of where to go, but some issues have more to do with the long-term direction. Kunigas ir lyderystės komanda, jie daugiau mažiau gali nutuokti, ką su to daryti, bet kai kurie dalykai turi tokią ilgalaikės perspektyvos klausimas ir reikia patarimo. After we provide the context and the question, Po to, kai mes pateikėme kontekstą ir klausimus, we all go over to the church mes visi einame į bažnyčią and we have Eucharistic adoration for 1 hour, ir 1 valandą esame adoracijoje. and we pray to the Lord to give us discernment. Ir prašome Dievo, kad duotų mums įžvalgą. And we ask all the members to pray about the questions that we've asked to consult on. Ir visų narių prašome melstis dėl tų klausimų, kuriuos mes atsinešame ir norime patarimo. Then we come back and we have lunch. Ir tada mes grįžtame ir pietaujame. And after lunch, we Po take pietų. time for every single member to speak what they think we should do on these questions. Ir tada po pietų mes duodame galimybę kiekvienam nariui pasakyti, ką jis galvoja apie tos klausimus, kuriuos mes atsinešame. And what they sensed in their prayer time as Ir ką well. jie patyrė, išgirdo maldos metu, adoracijos metu. The leadership team Lyderystės komanda is part of the pastoral council. yra pastoracinės tarybos dalis. And we take that feedback from the pastoral council Ir mes šitą grįžtamą į ryšį gauname iš pastoracinės tarybos. into our next meeting. Atsinešame į mūsų kitą lyderystės komandos susitikimą. And this has really changed things in my experience. Ir mano patirtie tai labai pakeitė dalykus. Because meeting once a month for 2 hours Nes susitikimas kartą per mėnesį 2 valandom just felt like it always just felt like we were just meeting because we were supposed to have a meeting. Nes jausmas buvo toks, kad mes susitinkam tik tai dėl to, kad mes turim susitikti. Maybe this is not your experience, but it Gal was tai my nėra experience. jūsų patirtis. This was not exactly my favorite meeting of the Tai month. tikrai nebuvo mano mėgstamiausias It was mėnesis. often painful and felt unuseful. Visada buvo skausmingas ir jautėsi toks beprasmis, nenaudingas. Whereas this felt like we had proper time to plan and inform our members Kai tuo tarpu šitas būdas leido mums iš anksto pasiplanuoti ir informuoti savo narius and to be focused on how we wanted their feedback. ir susitelkti ties to, kaip mes norėtume gauti tą grįžtamą It ryšį. involves a meaningful experience of prayer Ir įtraukėme į tai tikrai tą prasmingą and maldos laiką an exercise of listening. ir klausimosi pratimą.
And one final critical thing. Ir paskutinis kritinis dalykas. These principles about the non-negotiables, the unanimity of vision, trust, all of these things, Šitie 4 nediskutuojami principai - vienybė vizijoje, subalansuotos dovanos, pažeidžiamumas ir pasitikėjimas ir sveikas konfliktas. the most important one for pastoral council is the one of vision. Svarbiausias pastoraciniai tarybai yra vienybė vizijoje. And so we want people on the council who share the sense, the direction of which we're going. Taigi mes pastoraciniai tarybai norime žmonių, kurie irgi matytų ir eitų tą pačią kryptimį. So that's how they work together. Štai kaip šitos 2 komandos veikia kartu. I think I've talked way enough. That's enough. Aš manau, kad aš kalbėjau gerokai This is per getting daug. boring. Tampa nuobodu. Should we have questions or have a little break? What do you think? Yeah. Mes jau turime klausimą, kaip užauginti lyderių komandą ir kokios kompetencijos yra būtinos turint omeny parapijas. So, when I first went into this new parish, Kai aš pirmą kartą atėjau į tą naują parapiją, I already had a leadership team. aš jau turėjau lyderystės komandą. Because when we restructured our diocese, Kai mes kūrėme savo vyskupijos, I was working with the bishop, aš dirbau su vyskupu. and part of the restructure was a different leadership model. Ir viena dalis restruktūrizacijos buvo kitoks The lyderystės bishop modelis. asked all the parishes to have leadership teams. Ir vyskupas liepė visoms parapijoms turėti lyderystės komandas. Now there's a question, can one priest step into the previous priest's leadership team? Klausimas yra, ar kunigas gali tapti kito kunigo lyderystės The answer komandos. is perhaps. Atsakymas yra galbūt. It's like, can the new priest wear the old priest's alb? The alb. Ar gali, čia tas pats kaip klausimas būtų, ar naujas kunigas gali dėvėti senojo kunigo albą? The answer is perhaps. Atsakymas yra galbūt. It may not fit, Ji gali netikti and it might need to be altered, ir gali reikėti ją pataisyti. because a leadership team supports the leadership of that priest. Nes lyderystės komanda palaiko būtent šito konkretaus kunigo lyderystę. When I went into that leadership team, it was 4 volunteer parishioners. Kai aš atėjau su šita lyderystės komanda, tai buvo 4 savanoriai. And I had gone from a parish with 20 staff members, Ir aš atėjau iš parapijos su 20 įdarbintų žmonių. and all of my leadership team were senior staff members, Ir mano tenai lyderystės komanda visi buvo įdarbinti žmonės. to going to a parish with basically no staff members Ir tada aš perėjau į parapiją, kurioje nebuvo nei iš vis jokių įdarbintų žmonių. and building a team with parishioners. Ir kūriau komandą iš parapiečių, iš savanorių. So it was very good for me to experience this. Tai buvo labai gera patirtis. The first thing I did with this team was to try to understand their vision for where we were going. Pirmiausia, ką aš padariau, tai bandžiau suprasti tų žmonių suvokimą apie viziją, kur mes keliaujam. And there was one person who wasn't exactly excited about where we were going. Ir vienas iš jų nebuvo labai įkveptas tuo, kur mes einam. I did the Strengths Finder test, and to my surprise, the team was very balanced. Aš padariau šitą asmenybės testą ir mano nuostabai komanda buvo labai subalansuota. The team was able to get to a place of trust, Komanda galėjo pasiekti tą pasitikėjimo lygį and we were okay at the conflict part. ir buvo daugiau mažiau gerai su konfliktais. But as time went on, I began to change out some of the members, Bet kai atėjo laikas ir aš pradėjau keisti kai kurios narius, because no one comes on a leadership team forever. nes niekas neteina į lyderystės komandą amžiams. Now, if you're starting from 0, Kai pradedi nuo nulio,
Here's what I recommend you do. Štai ką aš rekomenduoju. Go before this is the priest. Go before the Blessed Sacrament. Eikite prie švenčiausio sakramento. Pray, ask the Holy Spirit to enlighten you, inspire you. Melskitės ir prašykit, kad šventoji dvasia apšviestų ir įkvėptų jūs. Take a pen and paper Pasimkit popieriaus ir rašiklį. and write down a list of all the people you can think of Užrašykite visus tos žmonės, kurie ateina į galvą. who are men or women of influence. Vyrus ir moteris, kurie gali daryti įtaką Which means bendruomeniai. they have people have a degree of respect for them. Kitaip tariant, tie žmonės, kuriuos žmonės gerbė, parapiečiai gerbė. Their opinion matters. Jų nuomonė yra svarbi. They're generous contributors to the parish. Jie dosniai prisideda prie parapijos gyvenimo, dosniai aukoja. And once you have this list, Ir kai turėsite tą sąrašą, it could be a list of 20 people. tai gali būti 20 žmonių sąrašas. Make an appointment with them, Paskirkite susitikimą kiekvienam iš jų, one person at a time. po vieną žmogų. And I used to always say to priests, go for coffee. Eikite išgerti kavos kartu. Have coffee and share what's in your heart with the person. Ir pasidalinkite tuo, kas yra jūsų širdyje su tuo žmogumi. Because remember, this is the question of vision. You've already done this. You've already prayed and have a sense of where you would like to see the parish go. Nes čia po to, kai jau meldėtės dėl vizijos ir tikrai buvote įkvėptas ir jau daugiau mažiau įsivaizduojate, kur norite eiti. And measure the response. Ir tada įvertinkite If someone atsaką. gets incredibly excited about this, Jeigu žmogus yra labai įkvėptas wow, that would be ir amazing. jis sako, taip, tai būtų nuostabu. Make a second list Tada of padarykite kitą sąrašą. the people who think it's wonderful. Tų žmonių, kurie galvoja, kad tai nuostabu. And maybe you'll go from 20 people to 12 people. Ir greičiausiai tada tas sąrašas sumažės nuo 20 iki 12. You don't need to tell them they're being interviewed for the leadership team. Jums nereikia sakyti, kad jūs darote interviu ar ne lyderystės komandą, kad juos priimti. When you get to this point, Kai ateinate iki čia, as the leader, you need to do the personality profile yourself first. kaip lyderis jūs pirmiausia turite savo asmenybės tipą nusistatyti. Remember this, Prisiminkit šitą. I'm up here. I'm an extreme task-tell person. Aš esu radikalus užduočių žmogus, kuris liepia. So I need people strong on ask and people. Man labai reikia žmonių, kurie būtų stiprus, žmonės ir mokantis gražiai paprašyti. So these 12 people, Taigi šie 12 žmonių, you then go back to them and say, grįžkite pas juos this is what I believe God is calling us to do to form this team. ir sakykit, aš tikiu, kad štai tai Dievas kviečia mus padaryti, suformuoti šią komandą. This is what it would involve. This is what I'm asking. It's a big ask. Tai yra didelis prašymas, čia reikės padaryti štai tokius dalykus. Meeting once a week for 2 hours. Susitinkant kartą per savaitę porai valandų, Would you be willing to enter a discernment process? ar sutiktum įeiti į tą tokį įžvalgos procesą, Because I'm asking 12 people and we need 3 people. nes aš to prašau 12 žmonių, o man reikia 3 žmonių. 3 to 5 people. Arba 3, arba 5, iki 5 žmonių. And probably Ir greičiausiai 12 people, many of them will say, I would love to do it, dauguma iš jų pasakys, aš labai norėčiau, but at this point in my life, I can't make that commitment. bet šiuo gyvenimo etapu aš negaliu tiek Your 12 įsipareigoti. people has now become 7 people. Ir taip iš 12 žmonių liks 7. And with these 7 people, Su šiais 7 žmonėmis I would do the profiling, tada aš padaryčiau tą profiliavimą asmenybės tipo. and by the time you do this, you probably get it down to 3 to 5 people. Ir tada matysit, kaip jos sumažės nuo 3 iki 5 žmonių tam, kad subalansuota būtų. Now, sometimes your starting point there may be one other person that you already know
you want to be on this team. Kartais gali prasidėti viskas nuo vieno žmogaus, kurį jūs jau žinote, kad norėtumėte turėti Or as savo people say komandą. yes, you fill out the profiling. Ir kai šie žmonės pasako taip ir jūs padarot profiliavimą, Until you find the person who will bring balance to the team. Tol, kol randate tos žmonės, kurie bus atneš tą balansą į komandą, Does that make sense? ar daugiau mažiau aišku. And then once the team forms, then you still don't know, is this going to work? Ir net tada, kai komanda suformuojama, jūs vis dar nežinote, ar jinai veiks. Is the person going to be able to enter into healthy Ar conflict? žmogus galės ir gebės įeiti į tą sveiką konfliktą. One of my concerns was Mano vienas iš susirūpinimų buvo, I can be sometimes intense. aš galiu būti kartais labai intensyvus. When I argue for something, I can be very strong. Ir kai aš dėl ko nors diskutuoju, aš galiu labai stipriai tą daryti. If I disagree with someone, Ir jeigu aš nesutinku su ko nors, sometimes I speak too strongly. ir kartais aš kalbu šiek tiek per stipriai. Sometimes when I don't like your idea, Ir kartais, jeigu man nepatinka jūsų it can feel idėja, like I don't like you, gali atrodyti, kad jūs man but I nepatinka. really like you, Bet jūs man patinka. just not that idea. Bet tik ne šitą idėją. But we can hurt one another. Bet mes taip galime sužeisti vieni And kitus. that means you need to be able to say, Father James, when you said that in that way, Todėl jūs turite gebėti pasakyti, tėve Džeimsai, kai jūs tai pasakėte tokiu būdu, it made me feel disrespected. aš pasijaučiau negerbiama, I need to negerbiamas. be able to listen and say, please forgive me. O aš turiu gebėti klausytis ir pasakyti, atsiprašau, atleisk man. If instead of that, Jei vietoj to you go quiet jūs nutylate and you don't make eye contact with me for 2 weeks, ir 2 savaitės nebeužmesgate akių kontakto su manimi, we call this passive aggressive, right? tai yra pasyvi agresija. Just one thing like that. Remember, around a table of 4, 5, 6 people, Atsimenat aplink stalą if 4-5 there's šeimą. something going on, Jeigu kažkas vyksta, everyone feels it, right? visi tai Everyone jaučia. knows. Visi tai jaučia. We have an expression called the elephant in the living room. Tai yra tas išsireiškimas dramblys kambaryje. Let me tell you a story. Leiskit papasakoti jums istoriją. In the early years when we coached parishes, Pačioj pradžioje, kai mes pradėjome tik tai konsultuoti parapijas, we were coaching a parish from Texas mes turėjom tokią vieną parapiją iš Teksaso, on a Zoom call. Zoomo skambutyje. And there was the parish priest and 4 members of the leadership team. Tai buvo parapijos kunigas ir 4 lyderystės komandos nariai. And the discussion wasn't flowing. Ir pokalbis, diskusija niekaip nesivystė. The coach could tell that people weren't being honest. Tas konsultantas galėjo pajusti, kad žmonės nėra sąžinė, atviri. He could tell that they were holding back. Matėsi, kad jie kažko nepasako. He could tell that saying what they really thought it wasn't safe, to be honest. Ir matė, kad nėra saugu būti atviram ir sakyti, ką galvoja. And at that time, we charged money to coach parishes. O tuo metu mes dar imdavom pinigus už parapijų konsultavimą. Now we are funded by donors. Dabar mes dotuojame rėmėjų ir darome tai nemokamai. But we charge $10,000 a year. Bet tuo metu mes prašydavom $10,000 už metus. And our coach said this, Ir tas, žodžiu, konsultantas pasakė, coacheris pasakė, I don't know what it is, aš nežinau, kas tai yra, but there's something you are not addressing. bet yra kažkas, apie ką jūs nepasakot. I'm going up to the chapel to pray before the Blessed Sacrament. Aš einu pasimelsiu prie švenčiausiai sakramentai koplyčią I'll give you half an hour to work it out. ir duodu jums pusę valandos, kad jūs tai išspręstumėt. If when I come back you haven't worked it out, Ir kai aš grįšiu, jeigu jūs būsite dar to neišsprendę, give you your money back mes jums atiduosime pinigus and we'll part ways. ir mes išsiskirsime. Because right now,
nothing is going to go forward Nes dabar tokioje situacijoje niekas negali išjudėti because prieki. there's a lack of trust in Nes this team. trūksta pasitikėjimo šitoje komandoje. There was another situation Buvo kita situacija of a priest, kunigo, it's usually the priest, paprastai su kunigais būna, he had come from Ireland as a young priest, jis atvyko iš Airijos, kaip And there was būdamas jaunas kunigas, a woman who was the same age as his mother. She was the age of his mother, ir moteris buvo jo mamos amžiaus and she moteris. had mothered him for 25 years. Ir ji rūpinosi jo kaip mama 25 metus, Cooking his meals, virė jam, taking care of his dog. rūpinosi jo šunimi. It was very nice, Tai buvo labai gražu. except that she was a tyrant Išskyrus tai, kad jinai buvo tironė in the parish. parapijoje. She ran the parish, Ji valdė parapiją. and she yielded a big stick of authority. Ir ji nešiojasi didžiulę valdžios lasdą. Everyone on the leadership team knew Visi lyderystės komandai žinojo, that you were not allowed to talk about it. kad apie tai nekalbama, negalima You kalbėti. can talk about anything Gali kalbėti apie ką, be viską, except this lady. išskyrus apie šią moterį. And when you have a situation like that, the whole thing falls apart. Ir kai yra situacija va, tokio tipo, viskas griūna. How did we get onto this? I don't know why I'm talking about this, but anyway. how to grow leadership. Yeah. So you need to have the right people and you need to have the healthy conflict. And what competences we need. Yes. In regard to competencies, you want people who are wise, prayerful. You don't need CEOs and Jums heads of nereikia companies. kažkokių vadovų, labai tokių, stiprių žmonių, kurie turėtų ypatingas You kompetencijas. want people who have a prayer life, Jums reikia žmonių, kurie gyvena maldos gyvenimą, who talk to Jesus, kurie kalbasi su Jėzumi, who know the sound of his voice, kurie pažįsta jo balsą and are good with people. ir turi gerą santykį mezga su žmonėmis. Ideally, you want someone who is very relational, someone who's strong in executing, someone strong at planning, strategic, and someone who is an influencer. Taigi reikia po vieną stiprų žmogų visose šitose 4 srityse. I'm not very strong on this. Aš nesu labai stiprus santykio kūrime. I'm a strategic influencer. Aš esu strateginis įtakotojas. Sometimes I will come up with a brilliant plan, Ir kartais man kyla nuostabus planas. because my plans are always brilliant, Nes mano planai visada patys and I'm able to geriausi. convince everyone that they should do Ir this. aš galiu netgi įtikinti visus, kad But tas one planas. person on our team will say, "You can't do that. Bet vienas žmogus If komandai you gali do pasakyti, that- tu negali to daryti. You'll destroy the relationship with this person, this person, this person." Nes and jeigu this tu person." tai padarysi, tu sugriausi santykius su to žmogus, su to žmogum, su to žmogum. So you need the people who see the things that you don't see. Jums reikia žmonių, kurie mato dalykus, kurių jūs nematote. And obviously, I'm exaggerating a little bit. Ir kaip visada šiek tiek viską padidinu, ar ne? Ar dar klausimų bus? Bažnyčia yra taip pat ir ekonominė taryba. Kaip jinai įsilieja į visą šią kelionę? In the church there is Yeah. So we have finance councils Mes turime are finansinę the only tarybą councils mandated by canon law. ir visos tarybos mandatas yra duodam pagal kanonų teisę. Parish pastoral council is suggested as a good thing by canon law. Ir parapijos pastoracinė taryba irgi yra kaip rekomenduojama pagal kanonų teisę. But finance councils are mandated. Bet finansinė taryba jinai yra būtina. And I would say that a leadership team
Lyderystės komanda is an embodiment and expression of synodality. yra sinodalumo įkūnijimas, įkūnija sinodalumą, Which the church is calling for. į kurį bažnyčia yra kviečiama. But I think you'll recognize in my description of parish pastoral council Bet manau, kad jūs atpažįstate, kai aš kalbu apie pastoracinę tarybą parapijų, the dynamics of synodality as well. irgi sinodalumo tam tikrą dinamiką. And the same is true of a finance council. Ir tas pats yra su finansų arba ekonominė taryba. You want a finance council that can be synodal, Jums reikia finansų tarybos, kuri irgi būtų sinodinė, sinodiška. which means we're not just looking at spreadsheets and budgets. Tai reiškia, kad mes ne tik tai žiūrime į Excelio lenteles ir biudžetus, We're sharing faith, mes dalinamės tikėjimu, prayer, malda and there's agreement on the mission ir sutarimu dėl misijos and the vision. ir vizijos. So if you're going to be a parish that lives the primacy of evangelization, Taigi, jeigu mes galime būti ta parapija, kuri you want gyvena a finance committee evangelizacijos pirmumu, that understands and agrees with this. jums reikia ir finansinės tarybos, kuris suprastų ir sutiktų dėl visų šitų dalykų. So why don't I tell you the structure I presently have in my parish? Aš papasakosiu, kokią struktūrą aš dabar turiu savo parapijai. So I have my leadership team, Aš turiu lyderystės komandą, which is me and 4 others. esu aš ir 4 nariai, 2 staff 2 iš jų įdarbinti and 2 parishioners. ir 2 parapiečiai savanoriai. Then I have a staff team Turiu darbuotojų komandą. Together we're 10 people. Iš viso 10 žmonių. 3 are volunteers. 3 yra savanoriai. So 3 of these people are retired people Jie visi yra pensijoje, who work a full-time job. kurie at the dirba parish. pilną darbo dieną parapijai. They have a job description. Jie turi darbo prašymą, They get feedback and evaluation. jie gauna grįžtamą į ryšį ir vertinimą, They work hard jie dirba sunkiai and we pay them 0 ir mes jiem nieko nemokam. and they love it. Ir jiem tai patinka. Seriously. We've got amazing people. Rimtai, sakėm, mes tikrai turim nuostabių žmonių. Okay, 1 gives full time, the other 2 half time each, including my deacon. The deacon is Ir diakonas. volunteer. Diakonas irgi yra pusiau savanoris. There are people in our parishes who have the capacity to do this because they've concluded their professional careers Ir parapijose tikrai yra žmonių, kurie gali ir nori tą daryti, nes jie kaip ir pabaigė savo profesinį kelią. and they're financially stable Jie yra stabilus finansiškai and they have a wealth of experience and knowledge and wisdom. ir jie turi sukaupę daug patirties, žinių ir išminties. And they're willing to serve a big dream. Ir jie tikrai nori tarnauti, išpildant tą didelę svajonę. This is the importance of vision. Ir tai yra vizijos svarbos dalis. If you say to someone, can you join my team so that we can pay the bills? Jeigu aš paklausčiau, ar prisijungtum prie mano komandos, kad aš galėčiau sumokėti sąskaitas. What do you think? Kaip manot? Yeah, look at your face. She's like, She's not happy. well, you join my team because I believe our parish can be transformed and that we can transform this town, this city. O jeigu aš pasakyčiau, ar norėtum prisijungti prie mano komandos, kad kartu galėtume transformuoti šitą parapiją, kuri paskui transformuotų šitą miestą. It's amazing. If your vision is one that honors God, Ir tai yra vizija, kuri garbina Dievą, kuri, God will honor the vision.
o Dievas teikia malonę šitai vizijai. People will be inspired to come and to say, yeah, I'll come. I'll be a part of your team. Ir žmonės tada būna įkvėpti ir sako, taip, aš ateisiu, aš noriu būti dalimi When the komandos. vision is inspiring, people give. In Canada, people will give. Kai, Income goes up. kai vizija yra įkvepianti, žmonės būna dosnus. So I meet with the leadership team once a week Aš susitinku su lyderystės komanda kartą per savaitę and my staff team once a week, ir su darbuotojų komanda kartą per savaitę. except when I'm in Lithuania. Išskyrus, kai esu Lietuvoje, I have to apologize. I'm so sorry. I'm aš turiu jų away. atsiprašyti. I have a clergy team. Aš turiu dvasininkų komandą, I have a half-time retired priest aš turiu irgi jau išėjusi į pensiją and a kunigą, half-time deacon. aš turiu pusę laiko diakoną And once in a while, I have an intern priest. ir kartais turiu praktikantą kunigą, kuris We have, for divine renovation, sometimes a priest will say, can I come for 6 months to work with you? Kartais mes turime kunigų iš skirtingų vietų, kurie pasako, ar aš galėčiau ateiti pas jus Because there are pabūti praktikantu. questions that are unique to ordained ministry, Ir nes yra klausimų, kurie yra specifiniai kunigų dvasininkų tarnystai. we meet every 2 weeks. Mes sutinkam kas antrą savaitę. We check in. We check in with each other. Mes pasitikrinam, kur mes esam. We look at any pastoral concerns around sacramental requests or funerals. Mes aptariam visus tos sielovadinius reikalus susijusiais We su look kokiais at- nors prašymais, pastoraciniais ar laidotuvėm, Liturgical questions, liturginius klausimus. and we talk about our homilies. Ir kalbam apie savo homilijas, Because in pamokslus. my parish, one homily per weekend. Nes mano parapijoje yra viena homilija per savaitgalį. Whoever preaches all the masses. Ir kas pamokslauja, tai tas pamokslauja per visas mišes tą savaitę. So that the same message is being given to all the parishioners. Ta pati žinia yra iškomunikuojama visiems parapiečiams, visai parapijai. Because we use the homily to mobilize and introduce pastoral ideas and changes. Nes mes naudojame pamokslus, homilijas tam, kad pristatytume tam tikrus savo pastoracinius pokyčius ar naujas idėjas. We give each other feedback on the preaching themes. Mes duodame vienas kitam grįžtamą į ryšį apie pamokslavimą, Okay. pamokslus. Finance Council, Ir finansų arba ekonominė taryba. every 2 months. Mes susitinkam kas antrą mėnesį. Parish Pastoral Council, Ir parapijos pastoracinė taryba 4 times a year. 4 kartus per metus. And Leadership Summit, you're thinking, no, all these meetings. Galvojate, Leadership. tiek susitikimų. Ir dar lyderystės tas minėtas susitikimas bendras 3 times a year. 3 kartus per metus. So, some of the priests are thinking, this is crazy, too many Kai meetings. kurie kunigai turbūt galvoja, bet tai beprotiška, tai yra per daug susitikimų. Remember I said that your model has to shift to 40% of your time in leadership. Ar atsimenat, aš sakiau, kad jūsų modelis turi keistis ir aukti lyderystę iki 40% jūsų This laiko. is about how you mobilize people to move together towards an objective. Čia yra būdas, kaip mobilizuoti žmonės judėti link to paties tikslo. You get the leadership team meets once a week, 4 people. Staff, once a week, 10 people. Taigi lyderystės komanda vieną kartą per savaitę 4 žmonės, darbuotojai vieną kartą per savaitę 10 žmonių.
This is short-term strategy. Tai yra trumpos perspektyvos strategija. Staff team meetings are very tactical. They're about getting things done. Darbuotojų susitikimai labai tokie taktiniai apie dalykus, kuriuos reikia padaryti. Clergy team is about getting things done, tactical. Dvasininkų susitikimai irgi taktiniai apie tai, ką reikia padaryti. Finance every 2 months. Finansų kas antrą mėnesį. I don't like finance meetings. I find them very boring. Man nepatinka, nes man tai yra labai nuobodu, But they're important. bet jie svarbus. PPC 4 times a year. Ir pastaracinė taryba 4 kartus per metus. And leadership summits, this is when we bring 60 to 80 people together, Ir just like this room. Ir lyderystės susitikimai va tokie, kaip nuo 60 iki 80 žmonių Three 3 times kartus a year. per metus. And let me just compare it to the ministry of Jesus. Ir leiskite tai palyginti su Jėzaus tarnystė. Jesus, I think, had almost a leadership team of 4 people. Jėzus turėjo beveik lyderystės komandą iš The 4 Gospels žmonių. even say that he took them aside. You know who they are. Evangelija net pasakoja, kad jis juos pasiimdavo kartu su savim nuo šaliau iš šono. Who are they? Kas jie buvo? Peter, James, and John. Petras, Jokūbas ir Jonas. So Jesus had a unique relationship with Peter, James, and John. Jis turėjo ypatingą ryšį su šitais 3 apaštalais. Almost like a leadership team. Beveik kaip lyderystės komanda. Then there was the 12. Tada buvo 12. Almost like a staff Tai team. yra darbuotojų komanda. Then Beveik. there was the 72, Tada buvo 72, like a leadership summit. kaip lyderystės susitikimas. And then there were the disciples, Tada buvo mokiniai and then the crowds. ir minios. So Jesus also had a structure Taigi Jėzus irgi turėjo struktūrą, in which he invested uniquely into the different groups. į kurioje jis unikaliai investavo, skyrė savo dėmesį kiekvienai grupiai atskirai. Okay. Oh, do you know what I didn't say? Is this can I just take a minute to talk about the flow of the meeting? Ja. So I'm just going to just take a Ar minute tik to. tai vieną dalyką pamiršo pasakyti, kuris labai svarbus? So when we meet, Kai mes susitinkam, apie susitikimus čia bus. we begin with a prayer, Mes pradedame maldą, then we have a check-in. tada mes susitikrinam, kas kaip gyvena. We each take 2 minutes to say, "How are you? Po 2 minutės, kaip aš esu, ar ne? Kaip How are man you sekasi. showing up?" Because sometimes you can come from I just came from a funeral, Kartais gali atsitikti taip, Ava. kad jūs atėjote iš laidotuvių, a baby that died. kur kūdikis mirė. As priests, we know this experience. You Kaip show kunigai up, mes žinom šitą patirtį. and you've just been rolled over by a truck. Jūs ateinat Emotionally. kaip sunkvežimė pervažiuotas. And most of the time we just pretend and Ir smile. daugumą laiko mes tiesiog apsimetam ir vis tiek But šypsome. in this team, you can say, right now, I'm exhausted or I'm tired. This is how I'm showing up. Šioje komandoje galite pasakyti, aš pavargęs. And we just go around and check in. How are you doing? Taigi, kaip jautiesi, mes tiesiog And I set 2 pasitikrinam. minutes on my phone. And if you go over 2 minutes, it rings and rings and rings until you stop talking. Aš užsistatau telefoną 2 minutėm ir jeigu aš viršiju tą laiką, telefonas visą laiką tol skamba, kol aš nustoju kalbėti. So after the check-in, the agenda is an open agenda. Tada yra atvira darbotvarkė, We have a whiteboard, turime baltą lentą. and anyone can take the marker and put a topic. Kiekvienas gali paimti rašiklį ir įrašyti jam svarbę temą. Kažkokią. Maybe a pending decision that needs to be made. Galbūt kažkoks sprendimas kabo, kuris turi būti It may be a padarytas. particular problem that has arisen. Gal kažkokia problema, kuri iškilo. It may be a matter of consultation that the priest wants to have. Galbūt tai yra kažkokio patarimas, kurį It nori may be gauti kunigas. something that a member of the team sees that no one else sees. Ir gal kažkuris narys komandos mato tai, ko kiti nemato. You put them all up on the board, Ir viską užrašome ant lentos. and before you begin to discuss these things, Ir kol pradedame tai diskutuoti, you go to the topics from the week before einate prie praeitos savaitės temų, that were marked for follow-up, for action. kurie buvo pažymėti, kad reikia imtis veiksmo kažkokio. So, last week we agreed
Praeitą savaitę mes sutarėme, that you would have a conversation with kad tu pasikalbėsi the head of the altar servers su mišių, žodžiu, patarnautojų vadovu. about the need for training the altar servers. Apie tai, kad reikia auginti patarnautojus. So we say, did you have that meeting? Ar įvyko tas susitikimas? You say, no, I haven't had a chance yet. Okay, Aš dar neturėjau it šansų stays to up there. Did you have the meeting? Yes, I did. Is the matter resolved? Jeigu nepadaryta, tai lieka lentoje. Jeigu taip, tai jau yra rezultatas. Yes, it's resolved. Wonderful. Išspręsta, nuostabu. Or no, there's further questions. We need to discuss it more. Arba neliko tam tikri klausimai, kuriuos mes dar turime išspręsti. Okay? We take it and we put it on the list. Tada mes paimam ir įdedam į šios dienos susitikimo sąrašą. We review the action items, then we go over to the topics. Ir tada susižiūrim, kokie veiksmai buvo And here, padaryti here's where it's atsižvelgiant į temą. important. We have to distinguish between what's important and what's urgent. Ir labai svarbu atskirti tai, kas yra svarbu ir tai, kas dega. Because in the church we can spend all our time dealing with urgent matters to the point we have no time to talk about the important matters. Ir bažnyčia labai dažnai tvarkosi su tais degančiais dalykais, gesina gaisrus ir neturi laiko pasikalbėti apie svarbius dalykus. And by the time important things are urgent, it's too late. Bet kai svarbus dalykai tampa degančiais, jau yra per vėlu. While some matter might be urgent Ir tam tikri dalykai gali būti labai skubus to someone, kažkam. you cannot let it get in the way of the important things. Bet jie negali pastoti kelią tiem svarbiem So dalykam. together you look and you say, what is the most important thing to talk about? It's this. Taigi kartu peržiūri tą sąrašą ir išsiskiria, kurie yra tie svarbus This is dalykai. this is the one. If we don't do this, nothing else matters. Jeigu mes nepadarom šito dalyko, visa kita yra nebesvarbu. So we talk through on the level of importance. Taigi mes kalbamės pagal svarbą And dalykus. you create the to-do list for next time. Ir pasidarome tą to-do visą sąrašą And kitai sometimes savaitai. you will discover that on this issue we need to have a much bigger reflection. We need to think a lot more on this issue. Ir galim pamatyti, kad kažkuriam dalykui mums reikia daug gilesnio, po tam turime skirti daugiau Something we laiko, need to skirti talk daugiau about, dėmesio. but not today. Turime kalbėti apie tai, bet ne šiandien. So it goes in the parking lot. Taigi jis eina tolyn prie kitų darbų, kuriuos vėliau reikia atlikti. And then at the end of the day, you decide, you finish and say, how did things go today? How did we do? Ir dienos pabaigoje, užbaigiant, mes klausim, kaip mums sekėsi, kaip mums pavyko. Did we have healthy conflict? Ar mes turėjom sveiką konfliktą? Did someone talk too much? Gal kažkas per daug kalbėjo? Okay, so that's a little, I hope that's helpful. A, There was someone here going to have a question? Yes. Okay. Klausant jūsų, akivaizdu, kad jūs būtumėt puikus generalinis įmonės direktorius. Dėja, ne visi kunigai turi tokią lyderystės dovaną kaip jūs. Ir tai, apie ką jūs kalbat, tai nemažai daliai jų yra aukštasis pilotažas, nes jie 20-30 metų praleido kaimo parapijėliai su labai nedidelė bendruomenė, įpratę viską spręsti patys, o dabar staiga imti ir atiduot kažkam atskiras sritis ir atsakomybės. Yeah, I get it. I've heard this question many times. So, what's your name? Gediminas. He said very kind things about me. He said I was very good. I would be a good CEO. Jis pasakė labai gražius dalykus apie mane, And kad I galėčiau have būti strong geras leadership generalinis. gifts. Ir aš turiu stiprias lyderystės dovanas. But I want to go back to what I said early on. Bet aš noriu grįžti prie to, ką jau I sakiau. do have some strong gifts. Aš turiu stiprių dovanų, stiprybių, stiprių There are a lot dovanų. of gifts that I don't have. Bet yra daugybė dovanų, kuriuų aš neturiu. Early on in my leadership, I knew I could make things happen.
Anksti savo lyderystėje aš supratau, kad aš galiu padaryti, kad dalykai vyktų, but I hurt a lot of people. bet aš sužeidžiau daugybę žmonių. People felt disrespected and used. Žmonės jautėsi negerbiami ir kad jais naudojamasi. And I would achieve a goal Ir aš galėjau pasiekti and tikslą. turn around and see bodies all over the ground. Apsisukti ir matyti krūvas kūnų likusių paskui mane. And had no idea what happened. Ir aš neįsivaizduoju, kas atsitiko. Also, I'm good at mobilizing people for action. Aš stiprus ir galiu mobilizuoti žmonės veiksmui. Čia yra mano. But when there's too many details, Ir galiu kalbėti apie daug tokių. my brain starts coming out of my ears. Kai pradedame kalbėti apie daugybę tokių detalių dalykėlių, mano smegenys pradeda sproginėti. The computer shuts down, it stops working. Mano kompiuteris išsijungia ir nebeveikia. I have a wonderful assistant who can juggle 20 things at once. Aš turiu nuostabią asistentę, kuri gali vienu metu žongliruoti daugybę dalykų. I can juggle 2 things at once. Aš galiu žongliruoti 2 dalykais vienu metu. There's a lot of gifts I don't have. Yra daugybė dovanų, kurių aš neturiu. And my own, the gifts I have now in leadership, Ir tos lyderystės dovanos. I've learned and developed over 20 years of working hard. Aš išmokau ir vyščiau per 20 metų, Because- dirbdamas labai sunkiai. I never used to have this understanding. I've studied, I've learned, I've grown. Aš tikrai neturėjau šito supratimo, aš studijavau, aš mokiausi, aš augau. Here's what I believe. Not everyone has the same capacity to lead, Ne visi turi vienodą gebėjimą vesti žmonės, but everyone has the capacity to be a better leader. bet kiekvienas turi galimybę, gebėjimą būti geresniu lyderiu negu yra. This is important to, as a priest, to know your gifts. Ir labai svarbu kunigui žinoti savo dovanas. Okay, my personality is kind of like driven, make things happen person. Mano asmenybė yra tokia, kad padaryti dalykus čia ir dabar. One of our most effective pastors Vienas iš mūsų veiksmingiausių kunigų is in leading renewal Berlyne atsinaujinime was a man who was incredibly gentle and relational and shepherding. buvo ypatingai švelnus ir į žmonės orientuotas ir vedantis žmonės, besirūpinantis žmonėmis. He would have the opposite of my personality. Jis buvo visiškai priešinga asmenybė That negu sounds aš. terrible, but anyway, Ir tai skamba baisiai, bet but he vis tiek. was allowed, because he worked with a team, this is the thing, he worked with a team, Bet jisai puikiai dirbo su savo komanda. and he brought people around him Ir jis apsistatė save tokiais who žmonėmis, were influencers and mobilizers. kurie galėjo įtakoti ir mobilizuoti kitus. And it worked. Ir tai veikia. He was able to move his parish because they worked as a team, not as an individual. Jis galėjo išjudinti savo parapiją, todėl kad jie dirbo kaip komanda, o ne jis vienas kaip asmuo. And I could tell you multiple stories Ir galiu Jums pasakoti daugybę istorijų of priests who are very much not like me, apie kunigus, kurie visai netokie kaip who aš have been very effective leaders ir kurie yra be galo efektyvūs lyderiai. because of their humility, Dėl jų nuolankumo, because of their openness to learn. jų atvirumo mokytis ir augti. And yes, what I've described was what happened in a relatively large parish, Ir tai, ką aš papasakau, įvyko taip sąlyginai dideliai parapijai, but I think the principles work anywhere. bet šie principai jie galioja bet kur. Good. I think there was a written question. Yes, it was a written question. Okay. Oh, no. Oh, was it this We've one? not- It says, Dear priest, what do you think about www.countdowntothekingdom.com? Do you know Mark Mallet from Canada and his podcast, The New World? What do you think about Medjugorje? Well, those are loaded questions. I'm not familiar with the website. Aš nežinau šito puslapio, I don't know Mark Mallet, aš nežinau Marko Maleto, but I'm sure he's very nice. bet tikiu, kad jis yra labai geras. And what do you think about Medjugorje?
Well, I've been there and I have lots of thoughts, but Ir turiu daug minčių, maybe we can talk afterwards. bet mes vėliau apie jas galėsime pasikalbėti. Labai malonu jūsų buvo klausyti ir iš tikrųjų daug tokių gražių minčių pasakėte. Tačiau žvelgdami į tą Lietuvoje esančią padėtį, žinot, kunigams yra iš tikrųjų labai nelengva kalbėti su žmonėmis taip daug kartų, kaip jūs ten prirašėte tų visų susirinkimų. Paaiškinsiu kodėl. Žmonės Lietuvoje, ypač kai įstojame į Europos Sąjungą, pradėjo labai neturėti daug laiko. Jie skiria daugiau laiko, yra pavargę darbams, savo darbuose, šeimose ir nori turėti laisvalaikį pomėgius. Tai yra problema, kad nenori jungtis į bendruomenės. Ir ne tik bažnyčioje. Būna taip, kad susibūrė bendruomenė, kur nors kaimo, bet dėl to, kad panaudoti ES lėšas. Yra tas dalykas. Toliau yra, jeigu jūs galite išverskit. O sometimes, jeigu jūs lėčiau kalbėsite, aš Gerai. sometimes they gather just to use European Union money for Look, the people in Canada, it's exactly the same. Bet yra dar Kanada yra visiškai taip pat, žinokit. Jo, bet yra dar dalykas, kad pavyzdžiui yra jauni tėvai, kurie neturi ryšio su savo vaikais. It's exactly the same in Canada. Bet tėvai tik tai aprūpina maistu, pastogę, bet ne... Yeah, it's exactly what you're describing is exactly the same. Jūs dabar apibūdinote absoliučiai So tai, here's- kas yra Kanados I can irgi respond. parapijose. Ir kai nori kunigas pagauti paauglį, pasikrikštyti, tėvai pasako, ne mano reikalas, ateis laikas, jis pats apsispręs, ką norės savo gyvenime daryti. Ir aš jo nekrikštysiu. Ir tada kartais kunigas lieka bejėgis, netgi su ta jūsų papasakota lyderystės, tokia charizma. Tai ir yra labai sunku pagauti žmonės, kurie norėtų su kunigu gaudyti kaip Jėzus tas prarastas sielas. Did I once say today that this was easy? Ar aš kada nors sakiau šiandien, kad tai yra lengva? Did I say this was easy? Ar aš sakiau, kad tai yra lengva? Parish renewal is the most difficult thing you will ever do in your life. Parapijos atnaujinimas yra It's going pats to- sunkiausias dalykas, It's kokį going to gali cost gyvenime. you. Tai You need to kainuos. lay down your life for it. Reikės dėl to padėti savo, paukoti It will savo be gyvenimą. painful. Tai bus You skausminga. will experience opposition. Jūs patirsite It's the opoziciją. hardest thing I've ever done. Tai yra pats sunkiausias dalykas, kokį aš But I'm kada going to nors keep esu doing daręs. it and doing it and doing it because it can be done in God's power. When we pray, when we say, God, move in power, send your spirit, change hearts. We worship a God, sorry, I'm getting excited. We worship a God who can change hearts of stone into hearts of flesh. Ir aišku, kad This is a mes, supernatural challenge. ir aišku, kad mes negalime to padaryti patys, nors darytume ir darytume ir darytume. Mes turime melstis, mes turime prašyti Dievo. Čia yra jo darbas, tai yra antgamtiniai dalykai. Tik tai tokiu būdu galima atnaujinti parapiją. The people in Canada are exactly the same. In fact, some of the people who are the most busy are the best people to get on your team. Kanadoje irgi lygiai taip pat, bet žinokit, tie žmonės, kurie yra labiausiai užsiėmę, gali tapti pačiais geriausiais jūsų komandos nariais. The great artist Michelangelo said this. Didis menininkas Mikelandželas pasakė, The problem is not that we aim too high and we miss. problema yra ne ta, kad mes siekiame per daug aukštai We aim too low and we hit. ir nepataikome, bet kad mes taikome per daug žemai Brothers ir and sisters, we pataikome. aim too low. Mūsų tikslas yra per daug žemai. We've become a church drowning in mediocrity. Mes esame bažnyčia, God is kuri... calling us to do great things. He who is mighty has done great things
for me. kurie skęsta toje kasdienybėje, kai tuo tarpu Dievas kviečia bažnyčią God daryti can do didelius great dalykus. things in Daryti your parish. didelius dalykus jūsų parapijose. He could do great things in Lithuania. He's Daryti already doing didelius great dalykus things. Lietuvoje, jis jau daro didelius dalykus. And I think sometimes, look, my brother, I see you're smiling. I see you got me Aš going here. matau, kad jūs šypsate. I went back into this parish 6 years ago. Aš atėjau į šią parapiją prieš 6 metus. I went from a parish that had all these staff and all these people and all these resources. We didn't used to have them. We grew to that. Aš atėjau iš parapijos, kuri turėjo viską, žmonės, išteklius, visą tai, ir mes nuo to nepradėjome, mes užaugome iki I to. went into a parish that had nothing, Aš atėjau į parapiją, perėjau į parapiją, kuri full neturėjo of senior nieko. citizens, people in their 70s and their 80s who Ir were all žmonės buvo 70-80 metų tenai. nothing against seniors, but they Aš were nieko all. neturiu prieš There was no young people. seniorus. They were all angry Jie buvo visi and pikti. we hate those people. We don't want these people Mes because we had to nekenčiam join šitų 4 žmonių, mes parishes. nenorim šitų žmonių, kad jie We prisijungtų. don't want to change. Mes And nenorim keistis. even the computers did dial-up internet. Net kompiuteriai buvo tokie seni, kad reikėjo prisijungti kažkaip ten renkant prie interneto. And the second day I thought, Kitą dieną aš pagalvojau, what have I done? ką aš padariau. Because I asked to go there. I said, I'll go there. Nes aš pakėliau, aš pasiprašiau So this is perkeliamas the į tą worst decision parapiją. I've ever made. Tai buvo pats blogiausias mano padarytas All of our sprendimas. buildings were collapsing and falling apart, Mūsų visi pastatai buvo griūnantys, full of junk and stinky and smelly. dvokiantys, pilni šiukšlių. But you can only start from where you are. Bet žinot, jūs kiekvienas galite pradėti ten, kur esat. Ir tik tai ten galite pradėti. You can only begin from where you are. Jūs galite pradėti tik ten, kur esat. And just as always, the Lord looks out today and says, who will I send? Ir Dievas vėl žiūri jūs ir sako, ką aš siūsiu, ką man siūsti. And is there anyone who's going to say, here I am, send me? Ar yra bent vienas, kuris pasakys, štai aš, siūsk mane. Here I am, send me. Lord, where will we find food to